paskutiniai, sakykime, 4 metai buvo mano pokyčių metai. Prisimenu, kai tiesiog vieną dieną buvo tokia akimirka, kai aš supratau, kad daugiau taip gyventi nebegaliu. Ir reikia kažką daryti. Susiradau nuostabią specialistę, psichoterapeutę. Nuėjau pas ją. Buvau visiškai palūžusi, tiek emociškai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, perdegusi, ir jinai man pasakė vienus žodžius. Jinai pasakė, supraskit, kad viskas, ką šiai dienai turite, viską susikūrėt jūs pati. Ir tada man atėjo tarsi toksai nušvitimas. Galvoju, kaip aš čia pati dabar, tai čiagi, tai visi veikia, visi kaip ir dalyvavo čia, kažkur noras toksai atėjo kaltų paieškoti, kasgi čia kaltas, kad mano tas gyvenimas toksai, koks man nepatinka. Bet aš priėmiau šitą tiesą. Ir tada sekanti mintis buvo, o tai jeigu aš čia viską susikūriau pati, tai vadinasi, aš galiu susikurti ir kitaip. Ir tada iš karto, okei, o ką man tada reikia daryti? Ir supratau, kad tai viskas čiagi apie mane. Aš turiu keistis. Aš turiu keisti savo elgesį, kuris lemia, kad aš kažkaip darau ne tuos sprendimus gyvenime. Ir čia prasidėjo mano labai ilga, gili psichologinė kelionė ir kapstymasis po įvairias traumas, scenarijus ir panašiai. Ačiū mano 3 dukroms, kurias turbūt turiu ne veltui, nes dėl savęs kažko daryti aš tada tikrai nemokėjau. Aš gyvenau tik kitiems, dėl kitų. Ir buvau, ta patogi, visiems padedanti moteris. Bet psichologija ir čia šitoj vietoj pasakė antrą dalyką, kuris tapo mano, sakykime, gelbėjimosi ratu, už ko aš užsikabinau. Jinai pasakė, kad viskas, ko mes išmokstame, visas tas elgesys, pavadinkim jį, kenkiančių, destrukcinių, mes jau išmokstame ir jis yra perduodamas iš kartos į kartą. Taip gyveno mūsų protėviai, taip gyveno seneliai, taip gyveno tėvai. Ir mes augdami toje aplinkoje, matydami tą pavyzdį, išmokome lygiai taip pat gyventi. Ir jinai pasakė štai ką, bet kas 4-5 kartą gimsta ta karta, kuri yra pajėgi nutraukti tuos giminės scenarijus, tas visas, ką mes išmokstame. Ir jinai manęs paklausė, ar jūs būsite ta karta. Ir tą akimirką aš nei sekundės nesuabejojau, aš daviau savo vidinį pažadą, kad taip aš būsiu ta karta. Aš nutrauksiu visus giminės scenarijus ir mano 3 dukros taip negyvens. Aš jų taip nemokinsiu, kaip buvau išmokusi aš, mano mama, mano močiutė ir kiti giminaičiai. Ir iš tikrųjų apie tai yra labai labai daug teorijos. Galima pasidomėti, galima atsisėsti, ką ir aš dariau, pagalvoti, apsirašyti, kaip elgiasi tėvai, kokie jų tarpusavio santykiai su pinigais, santykiai su draugais, kitais žmonėmis ir panašiai. Ir tada labai gražiai pasimato visas tas jau parašytas scenarijus, kurio išmokstame mes
ir kurio paskui išmokiname savo vaikus. Tai va, ačiū mano dukroms, nes dėl savęs aš nemokėjau gyventi, nemokėjau keistis, bet dėl jų aš buvau pasiryžusi padaryti bet ką. Ir galiu pasidžiaugti, kad man tikrai puikiai pavyko. Ir pagaliau aš išmokau gyventi ir dėl savęs, ne tik tai dėl vaikų. Ir aišku, tai reikalavo labai daug pastangų, labai daug jėgų, labai daug energijos, labai daug susitelkimo. Daug kartų norėjosi viską mesti, nebesikapstyti. Keletą kartų buvau sustojusi, bet aš vis tiek apsisukdavau ir atgal, nes buvo duotas pažadas. Atsirado keli ir reikiami žmonės, ir ne vienas, ir reikiami mokytojai. Iš esmės, aš jau turėjau ne vieną, už tai, kad mokytojas gali vesti tave, išvesti, sakykime, iš viso to, tik tuo atveju, jeigu pats yra patyręs. Mūsų patirtis žmonių yra šiaip panašios, bet yra vis tiek skiriasi. Tai su vienu kažkokį tai išsisprendi vieną klausimą, su kitu kitą. Nebus taip, kad susitiks du žmonės ir jų visiškai atitinka visos patirtis ir jisai tave išves ir tu nebekartosi viso to. Bent jau man taip nebuvo. Aš tikrai ne vieną mokytoją pakeičiau, tiesiog jausdavau, kad augu ir sustoju ir kažkurioje vietoje jau aš niekaip nepavyksta man išspręsti kažkokios savo traumos, sakykime, kažkokios savo patirties. Ir tada atsiranda kažkoks kitas žmogus, jisai man padeda praeiti ir tada vėl jaučiu, kad sustojau, tada atsiranda kitas ir va taip va keliavau ilgai ir daug, kol pajaučiau, kad jau kaip ir niekas man nebetrukdo kurti. Tai va, ir pradedu, dabar ir pradedu.